Volvo XC90, 119 tūkstančių mylių, 2018 metai, Inscription komplektacija. Tai kaip žinot, pati gausiausia komplektacija. Kovo 6 bus aukcionas. Apeinam kėbulą, pasižiūrėsim, jinai turi labai gerą Manheimo įvertinimą, tai yra sveikų mašinų aukcionas. Tuoj apeisim, pasižiūrėsim iš to kėbulo pusės. Šita pusė atrodo tikrai gerai, niekas nesubraižyta, niekas neapgadinta. 4 varomi, 2 litrai varikliukas, prieki gale elektronikai. Diskai šiek tiek yra pabraižyti, bet ne labai daug, bet čia standartas, kaip žinot, iš Amerikos mašinų aukcionų. Čia ventrodėlės šiek tiek pabraižytas, bet tokie kosmetiniai tik tai pažeidimai, kaip matot. Priekis, lempus, grotelės, atrodo viskas yra sveika. Jo kaina aukcione dabar yra galima nusipirkti buy now $15,000. Pažiūrėkit, kaip atrodo visas salonas. Kaip tokių mylių, žinokit, 119 tūkstančių, bet mašina išlaikyta žiauriai gerai. Bauer & Wilkins yra garso aparatūra. Visa kvepia, odinė panelė, medžio apdaila graži. Čia šildomos ir šaldomos turbūt sėdynės jau bus. Grotelės yra, lyma gale, 7 vietos. Didelė panorama, šviesios lubos. Jo, iš kėbulo pusės, žinokit, labai gerai atrodo. Pasižiūrim galas. Irgi visas komplektas sudėta. Viskas taip kaip būtų. Vienais pabandysim išsivesti. Jo, kėbulas tikrai labai švarus. Šičia viskas irgi atrodo sveika, gyva, kilimėlį išvalyta, viskas prižiūrėta, nenubraižyta. Čia tiesiog truputėlį išmurzinta, bet aš manau, čia darbuotojų aukcione. Šita kėdė biški matos yra pajodavus, ją reiktų cheminį valymą jau pasidaryti. Vairas dar geros būklės, nu pabandom užsivesti. Mašina užsivedė. Taip, check engine'as, matau, pasie dega. Check engine'as dega, jo, pas šitą mašinytę. Bet variklis atrodo dirba viskas tvarkingai, jokių garsų negirdžiu.